Жові се жеру,
atsimeni sidabrinių topolių tylą, baltų debesų plaukimą ir siaurą šešėlio liniją ant saulės laikrodžio veido, laukinių rožių kvepėjimą ir mėlyną atspindį seno malūno tikiant tvenkiny. Ar atsimeni dar? Karštą, rūpų žvyrą po kojom basom, vėsę vakaro žolę, laiptus, išdegusi ąžuolą, bokštą, baltą ir liekną kaip moterį keisto krašto, alėjos gale ir už jos žydinti lygumų vėją, žemės alsavimą. Ar prisimeni visą tai? Ar prisimeni dar lengvą ir linksmą vežėčių dardėjimą ant kieto dulkiančio vieškelio, paukščių skridimą, javų bangavimą, liekną liemenį, piemenio ragą, primerktas akis, putojančią pieno ąsotį, valtį, vandenį, vasarą? Ar prisimeni visą tai? Brangus draugai, ar atsimeni dar? Girdėsite dainas Žiedų pūga, muzika Jeremy Kerno, lietuviškas tekstas Vytauto Bložės ir Laikas dar sudie, muzika Francesco Sartori. See
visų chorų, šiandien mums koncertavusių, dainavusių tarptautinėme chorinės muzikos festivalyje Draugystės tiltai vadovus. Ir žinoma, Raseinių rajono kultūros centro direktorė Aldonė Balčaitienė. Jūsų aplodismentai. Labas vakaras, mėlyje. Iš tikrųjų, chorinė muzika yra nepaprasta muzika. Tai lyg savotiška žmogaus sielos filosofija. Lyg vienu metu scenoje grožį, harmoniją, darnų skambėjimą, emociją kuria 14 ar net keliasdešimt žmonių. Įsiklausydami vienas į kitą ne tik ausimis, bet ir širdimi, stebėdami dirigento mostus ne tik akimis, bet vėlgi širdimi. Taigi, nuoširdžiausiai dėkoju visiems jums, dovanojusiems mums tokią puikią dovaną, daugybę nuostabių gražių kūrinių, na ir parodžiusiems mums visiems, kad žmonės gali ne tik būti šalia vienas kito, bet ir kurti visi kartu, o tai yra kūryba yra aukščiausia žmogaus priedermė, skirta mums Dievo. Taigi dar kartą ačiū jums visiems. Na, o dabar norėčiau įteikti jums skirtas padėkas. Padėka Seinų lietuvių namų vokaliniam ansambliui Intro ir jo vadovui Juozui Pileckui. Kaip jums sakiau, labai miela čia dalyvauti šitam gražiam Maironio apdainuotam krašte. Na ir be abejo, mes atvažiam lauktų iš irgi labai svarbaus krašto, iš etninių Lietuvos žemių, kur irgi dar gyva Baranausko, Kudirkos dvasia. Kviečiamės apsilankyti ir pas mus. Ir gal čia tokios trupučiuką spaudos lietuviškos iš Lenkijos, aišku, bet lietuviškos, tai vadovai ir organizatoriai ko gero pyragai teiksim dar. Didžiausiai dėkoju už dovanas, būtinai paskaitysim mes jas. Na, o dabar padėka Kelmės kultūros centro mišriam chorui Kancijo, jo vadovai Daliai Miklovieniai ir koncertmeisteriui, Algimantui Šurnai. Nuoširdžiausiai dėkojame Baisogalos kultūros namų mišriam chorui, jo vadovai Neringai Bernadickieniai ir koncertmeisteriai Gabijai Bernadickaitei. Ir be jokios abejonės padėka Raseinių rajono kultūros centro mišriam chorui Šatryje ir jo vadovui Gražvydui Jagnorai. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kultūros centras turi tokį šaunų kolektyvą ir tokį nuostabų, puikų vadovą. Didžiuojuosi jumis, ačiū tau Gražvydai, nes, kaip žinot, jis yra iniciatorius šito gražaus
renginio, kuris mus džiugina jau ne vienerius metus. Taigi nuoširdžiausias ačiū Jums. Širdis yra tokia turtinga, jog joje niekada nepasibaigs nei draugiškumas, nei meilė mums, jo choristams. Mes jį labai labai mylim. Ačiū gražiai. Na, o dabar Edgaras išnešė tokį nemažą lauknešėlį. Tai yra dovana mūsų rajono vadų, mero, vicemerės, administracijos direktoriaus. Labai gaila, jie tikrai labai atsiprašė, kad negali šiandien dalyvauti, bet labai nuoširdžiai visiems dėkoja ir savo nuoširdžiausius linkėjimus jums toliau dainuoti, skambėti, kurti, būti gražiais, jaunais, išreiškia štai šito gražiu tokiu. Ta gražia dovanėlė, kurią įvyko renginio organizatoriai. Žodis šio renginio pagrindiniam iniciatoriui mūsų nuostabiam choro vadovui. Labai ačiū, kad galiu truputėlį pašnekėti. Labai ačiū tiems, kaip sakė, kurie kuria. O mes šiandien susirinkom ir tokį žvarbią dieną, kas slidžiai, kas neslidžiai atvažiavo, sniegelį šiaip. Ir tai buvo šaunu, šilta čia. Vien dėl to, kad mes sugebam kurti, gyventi čia ir atiduoti. Kas yra ačiū, kurie atėjo paklausyti. Chorinis menas nėra toks populiarus, bet smagu, kad mes turim žiūrovų. Kitais metais gal bus daugiau. Labai ačiū mūsų vedėjams. Sandrai. Edgarai. Aš atsikėliau ir užmiršau nupirkti gėlių, bet aš po renginio jums tikrai padarau su gėlių. Labai visiems ačiū, kad jūs čia. Gražinai ir mes, nuoširdžiai dėkojame tau, kad tu mus taip pakenti choristus. Ne visi mes tokie labai kitasi būnam geri tau. Ir aš pasinaudodamas progą noriu padėkoti Gražino ir direktorės vardu kultūros darbuotojams, mūsų kolegams, kurie taip pat įdėjo didžiulį indėlį organizuojant šią šventę. O dabar manau, kad pats metas atlikti jungtiniam chorui pačią gražiausią turbūt šio festivalio dainą, ar ne? Vytauto Kernagio mūsų dienos kaip šventė. Žodžiai Vytauto Kernagio ir Salomėjos Nėries dainuoja jungtinis choras ir žiūrovai. Visi atsistojame iš savo vietų. Žiūrovai kartu susitikime už parankių.
ir dar kitais metais.